gintis prieš Suomijos superžvaigždę. Na, o čia labai jau lengvai atsidengia Laurimas. Tai Ilinojaus universitete. Čia greita Suomio ataka po perimto kamulio. Grandisonas iš 3 taškų zonos yra garsios, bet komandinis žaidimas toli gražu nebuvo sėkmingas. Markkanenas šiandien labai mėgsta bėgti per visą aikštę su kamuoliu ir taip dabar tiesiog nuo Čiūno. Markkanenas į dešinę labai lengvai veikia Donato Tarolį ir triušmolį Tadui Sedekerskiui. Klaida, žaidimo koja norėtų Kazys Maksvytis, nėra švilpuko, Lauri Markkanenas vėl vien kamuo. Nesėkminga buvo pirmoji Lietuvos rinktinės ataka, Vaido Kariniausko metimas netaiklus, trečią kėlinį būtent jis pradėjo vietoj Roko Jokubaičio, taip pat aikštėje. Matsenas nusimeta kamuolį Markkanenui, Markkanenas iš 3 taškų zonos taikiai. Salinas Markkanenui ir dėjimas. Prašau, dabar Lauri Markkanenas prieš Tomą Dimšą. Valančiūnas gali eiti į pagalbą, Markkanenas sukasi, meta, nepataiko, bet ką...